Darius Auželis, būtent akcentuoja Auželis, ne kaip nors kitai yra kirčiuojasi Auželis. Keistuolių teatro aktorius po šiai dienai. Kas atsimena tos ūkanotus rytus, kurie, kai tu suprasdavai, kad tau jau laikas bus į mokyklą, kai pražįsta jurginai ir kai tu ryte negali išbėgti pievą padaryti siukų, nes jau rasa gelia kojas. Tai čia toks yra šilto pieno kvapas šviežiai melžto. Netgi visi ėjom bandytis, kadangi daugmaž amžius buvo tas pats dar tuo metu, ėjom bandytis daugmaž visi ir Andriaus Šato vaidmeniui. Vilčių daug nedėjau, aišku, plaukų tuo metu buvo gal ir daugiau, bet ta prasme, įdomumo dėlį. Senelis, Šatas, žmogus, nugyvenęs ilgą gyvenimą, matęs, sakykime, ir tų, reiškia, karų. Bet didžiausia jo atgaiva yra anūkas, kaip žinoma. Nes visi seni žmonės savo anūkose dažniausiai atranda neišsipildžiusius save jaunystėje. Čia pirmasis mano vaidmuo, kur teko numirti scenai. O tarp aktorių nėra tokios ten kažkokio įsitikinimo, kaip sako, arba ten to prietaro. Bet numirus scenai, jau vieną kartą, tai jau tau pradeda tiksėti tavo jau tas biologinis laikrodis. Girdi, kad kažkur ten daužosi dar tavyje, dar gyva, dar spurda tavo vaikystės širdis. Bum bum, bum bum, Andriuk, bum bum jums visiems, kai gyvenime pasidaro taip rūgštu. Prisiminkit, kad yra tas bum bum, ieškokit tos stiprybės savo vaikystėje, jeigu įmanoma. Aš esu Viola Klinčiauskaitė, aktorė, mama. Oi, Liuka, jinai ugnis yra. Jinai be galo. jinai viskas joje telpa ir jinai, jeigu liūdi, tai jinai liūdi iki, nežinau, jinai tokia itališka yra, ten aistros visos pas ją, jinai tokia labai, tik tai lietuviškoj terpėje auga. Visą laiką graudu yra, kai tu išaugi iš kažkokio personažo ir tau jį reikia palikti ir tu visai išeini. O dabar aš turiu galimybę vaidinti Liukos mamą, Kaminskienę. Ir tada pamatyti tą Liuką iš šalies. Kaminskienės yra frazė: nesmerkite manęs, nesmerkite, aš negaliu gyventi be cirkas. Ir jinai su cirkininkais išvažiuoja. Tai ne kiekvienas žmogus gali sau leisti pasakyti tokį dalyką, palikti šeimą ir pabėgti. Tokia polėkio, ar kažkokio čigoniško tokio žmogus. Gal nelabai sektinas pavyzdys, bet mums aktoriams artimas, manau, to polėkio prasme. Nes mes lyg ir irgi taip bandom gal, bet vis tiek negalim gyventi be teatro. Nes toksai, tu ar senas, ar jaunas, ar tu kažkoks, vis tiek tave ten tu užėjai ir nebeišeini. Tai yra spektaklis apie jaunų žmonių meilę. O jeigu keičiasi jauni žmonės, ateina kita karta, tai ir jų meilė yra, jinai truputį kitokia. Ir be to jau tie žmonės, tas jaunimas, kuris žiūri tą spektaklį, jie irgi pasikeitė nuo to laiko, kai mes tik tai išleidom premjerą, tai labai daug laiko praėjo. Tai aš manau, kad jiem gal bus ir artimiau tai, ką jie transliuos.
jauną Šatas ir jauną Liuką. Tai esu Gabija Urniežiūtė ir esu pradedančioji aktorė. Šiais metais baigiau bakalaurą pas Aidą Giniotį. Tai įkūniusiu Liuką Kaminskaitę. Ir kai gavau šį vaidmenį, tai pirmas komentaras, kurį išgirdau, ne pati taip sugalvojau, tai buvo, kad tai yra turbūt pats kečiausias vaidmuo, kurį įmanoma gauti Lietuvoje, nes tai yra kaip kiekvienos merginos svajonė Džiuljeta, tik tai tiek, kad kaprizinga Džiuljeta. Labai džiugu, kad mūsų jaunųjų ateina daug, dėl to mes irgi pakankamai gerai jaučiamės ir tikiuosi, kad kažkokį gerą vėją čia įnešim.